apie naujienlaiškio pačio dizaino struktūrą, tai paminėjai irgi kelis svarbius turbūt elementus, kaip atrodo efektyvaus naujienlaiškio dizaino struktūra arba kitaip galbūt anatomija ir kokie elementai pagrindiniai turėtų daugiausiai. Tai iš tos anatomijos pirmas dalykas tai yra jūsų brandingas. Tai žmonės gauna, matyti, nemažai tų skirtingų laiškų ir žinučių ir jeigu tik jie pradėjo tą kelionę susipažįstant su jūsų brandu, tai jūs turite išlaikyti tą nuoseklumą, ką žmogus matė jūsų internetiniai svetainiai ir kaip atrodo tie jūsų laiškai, tai yra logotipas, spalvos, kažkokie akcentai, tai kurti tą įsimintinumą, kaip ten toj pagrindiniai knygai yra, turi 7 kartus iškomunikuoti, kad prisimintų. Tai čia yra vienas iš dalykų, kuris tikrai yra privalomas. Kitas dalykas, ką jau kalbėjom, tai yra konkretus call to actionai. Jie turi būti, jis negali būti tik tais vienas. Tai nieko nepakeis. Toliau, tai yra, čia jau yra diskusija, kas yra gražus vizualas ir kokybiškas tekstas. Bet jeigu jūs siunčiat ten laišką su mažiausiam pastangom ir prasčiausiam nuotraukom, tai ar jūs galite tikėtis didžiulio conversion rate ar kažkokio engagement? Tai ne. Tai yra jau tas visas mūsų naujienlaiškio bildinimas, ką mes jame įdėsim. Ir tai negali būti vis laik tas pats. Tai vartotojai atsibosta. Tai jūs turite varijuoti, kad vieną kartą jūs ten sudėsite į tą welcome series gal kažkokių perkamiausių produktų ir kažkokį ten kliento atsiliepimą. Kitą kartą jūs jau siūsit kažkokiu kitokį formatu. Gal ten bus sėkmės istorija ar produkto panaudojimo pavyzdžiai su kažkuo. Tai jūs turite išlaikyti įdomumą, negalit kartuoti tą patį per tą patį. Ir matyti paskutinis dalykas, tai kaip mes užbaigiam tą savo laišką, tai ta tokia rekomendacija yra nukreipti žmonės į vieną iš socialinių tinklų, jeigu jūs pardavinėti vizualinius produktus, tai žmonės gal nori nueiti į Instagramą ar Facebooką, pasižiūrėti jūsų gaminius, produkciją. Turi būti aiški informacija apie jūsų kontaktus, kas siunčia, kaip su jumis gali susisiekti. Ir pats svarbiausias dalykas pasaulyje, tai yra unsubscribinimo galimybė.